Gerą dieną vakarą šiltą, sveiki po 2 metų. Tiek užtruko padaryti naują vaizdo įrašą, tiksliau, po tiek laiko padarau naują vaizdo įrašą. Ir norėdamas pasisveikinti dar kartą ir tikėdamasis toliau būti čia, dalintis mintimis, įžvalgomis, pastebėjimais, papizėjimais ir gamta, kultūra ir vairiausiais dalykais, kurie nutinka, kuriuos atrandu, kuriuos pastebiu ir kurie susilaukia tiek daug žavesio iš jūsų prieš tiek daug metų. Darau šį vaizdą įrašą tokį kaip pasilabinimą, pasidžekopinimą, kas vyko per šiuos metus, kur buvau dingęs, ką veikiau ir taip įsivažiavimą į priekį, kas toliau bus. Žvelgiant atgal į savo gyvenimą, matau, kad aš vis ieškojau kelių, kurie būtų mano ir vieną radęs, aš nepabijodavau jį pamesti tam, kad rasti kažką kitą. Tai ką, kviečiu pažiūrėti, kaip visą tai vyko ant drobės. Surprise, motherfucker! Dabar, pabuvęs nutrūkęs nuo savo to vieno ryškiausių kelių, tai Narutis Namata kelio, žinau, kad noriu grįžti, noriu daryti tą patį toliau. Ir man yra aišku, ką turiu daryti, nežinau kaip seksis, tai žiūrėkime kartu. Rankose laikau rėmelį su dar neįrėmintą nuotrauką, kuriame esu aš su savo tėvu prie ąžuolo šalia mano kaimo. Jo atradimas šio ąžuolo buvo tam tikra kaip viena iš pradžių arba viena iš paskatų, kuri tiesiog skatino mane likti tam krašte, kuriame gyvenau, savo kaime. Čia dar prieš išpopuliarėjant, kas žino, tas žino. Tas ąžuolas labai išpopuliarėjo ir galiausiai jis net šiek tiek apdžiūvo. Tikrai to žodžio prasme jis apdžiūvo, jį aptvėrė tvorelę, kad jį apsaugoti, vis toliau truputį yra apžalotas, dėja. Gyvendamas tame kaime, gan jį išpopuliarinau taip ir neatskleidęs, kur jisai yra ir tą darau specialiai tiesiog, kad suvokdamas gamtos resursų trapumą. Ir kol buvau ten, man pačiam tikrai nebuvo akivaizdu tai, kad mane kažkas gali iš to kaimo iškrapštyti. Gyvenimas ten atvėrė tikrą lobyną savo paties šaknų, tai yra supažinimą, grįžimą prie savo vaikystės, ką mačiau vaikystėje, ką patyriau, su kuo bendravau. Buvo labai smagu ir įspūdinga kalbėti su kaimynais, kai aš jau esu suaugęs vyras, kalbuosi su jais, kurie mane prisimena kaip mažą vaiką. Ir tai buvo galimybė tiesiog grįžti atgal, pergyventi tos prisiminimus ir tapti tokiu labiau integruotų asmeniu. Šiame kaime pradėjau Narutis Namata kelią, tiesiog atsisveikinę su visais darbais svetainių kūrime, web dizaine ir tiesiog susitaupęs tam tikrą kapitalą, pasilikau tenais, nusipirkau pjūklus, įrankius, kokių man reikėjo ir tiesiog pradėjau eksperimentuoti ir žiūrėti, kas bus. Iš to gimė daugybė įvairių rankdarbių, kaip smukalinės, amuletai, daug kas dar lig šiol parašo, atsiunčia nuotrauką su amuletais ar sako, gal turi dar vyručių, nes nutrūksta. Tai tas tikrai žavu, kas buvo, daug eksperimentų, iš tikrųjų tokių dalykų, kur padariau vienkartinių kūrinių kaip altorėlis ar staklės mažytės audimo. Ir taip, gyvenau tame kaime ir tyrinėjau, kūrinėjau ir tikrai nebuvo panašu, kad kažkas mane iš ten iškrapštys. Tačiau susipažinau su Nomeda, mergina iš Vilniaus ir įsimylėjau ir galiausiai tapau meilės turistu ir persikėliau į Vilnių. Apsigyvenome kartu ir po 3 metų su puse
priėmiau sprendimą, kad laikas paklausiu rimto klausimo. Per šią žiemos saulėgrįžą ėjome savo žygį prie to paties ąžuolo, iš tikrųjų prie to paties ąžuolo aš ir paklausiu jos, ar jinai bus mano mergina ir šį kartą paklausiu to sekančio klausimo, ar jinai bus mano žmona, ir jinai sakė taip. Tai labai džiugu, labai smagu, laukia daug reikalų, tai palinkėkit sėkmės. Gyvenimas Vilniuje atvėrė tam tikras duris ir tuo pačiu sukėlė tam tikrų sunkumų. Tapau, galima sakyti, pasimetęs. Prireikė laiko, kol keisdamas darbus, radau, kas man iš tikrųjų patiktų. Ir šiuo metu esu tikrai patenkintas savo produktų dizainerio pozicijai ir IT sferoje. Įdomi įmonė, įdomus produktas. Kiek laiko praėjo, supratau, kad noriu grįžti, noriu tęsti tai, ką dariau anksčiau. Ypač, kad su savo mielu draugu broliu Šuliu, iš tikrųjų, čia dar kita tema, kurią norėsiu papasakoti, kad įstojau Šulių sąjungą. Tai su juo mes sustinkam jo garaže ir darom medinius darbus. Senu dabar stalą, dar sūrio staliuką. Tuo pačiu mes tenais darome Sengirės fondui tokius kaip miškų žymėjimo kuolus. Savanoriavom tame fonde ir tas fondas gauna iš žmonių padovanotus miškų sklypus, kuriuos apsaugo ir mes juk paruošiam jiem kuolus, nuvežam ten į tą mišką, iškasam duobę, atnešam akmenų, statom kuolą, įtvirtinam ir paliekam. Tai bedarant tai, rankos tiek knibžda kažką daryti, kurti kažką su medžiu, tuo pačiu per šiuos metus vis tiek esu padaręs keletą raštų, kur tai yra miela širdžiai ir tu nori dalinti su visais ir siekti to savo senai užsibrėžto tikslo, kad populiarinti tautinius lietuvių liaudės tos senuosius raštus, taip, kad jie būtų prieinami ir kad jie būtų matomi kiekvieno mūsų namuose, kad tai nebūtų kažkokia retenybė. Ir gyvenant Vilniuje irgi toks įvyko dalykas, kad pribrendo noras įstoti į Šaulių sąjungą ir dabar laukiu bazinio kurso pradžios, kai gausiu tas žinias, kurios tikėtina suteiks tiesiog ramybės, tiesiog žinojimo, kaip dalykai vyksta, ką pats gali veikti ir kaip pats gali prisidėti prie visuotinio gerbūvio. Tai nenoriu įsikalbėti, tiesiog norėjau padaryti vaizdą įrašą naujo aplinkoje, pažiūrėti, kaip seksis, kaip čia viskas įsikūrė. Taigi, kas laukia Noritis Namato ateityje? Tai tikiuosi, kad pavyks daryti vaizdą įrašus, kas galbūt 2 savaitės, gal kas savaitę, žiūrėsim. Bet per visus socialinius tinklus, TikToką, Instagramą, YouTube'ą, Facebooką vyks kažkokia komunikacija, tai tikiuosi, kad paseksit, palaikinsit, pakomentuosit. Galėsime vėl įsivažiuoti tą tokį bendravimą apie tiek tiesiog gražius dalykus, apie gamtą, tiek apie kažkokius filosofinius dalykus. Ir neužilgo jūs pasieks žinios apie naujus gaminius, kuriuos bus galima įsigyti. Kas pirmiausiai bus mediniai darbiniai, galbūt rūbai, galbūt dar kažkas. Tai sekite kanalus, bendraukime ir pasimatysime kitą kartą. Iki.